Šiandien laidoje rūbus kurianti politikė, šokio žingsnių per gyvenimą einantis būsimasis teisininkas ir balsingoji žurnalistė. Praktikantų šokiravusi naujiena ir komandos formavimo seminaras. Paulius, 18-metis vaikinas, savo gyvenimo neįsivaizduojantis be iššūkių – sporte, moksle ir meilėje. Viena iš jo gyvenimo aistrų – debatai. Šį meną puikiai įvaldęs moksleivis savo ateitį sieja su teise. Šis projektas man labai sudomino, nes galiu ir išbandyti save praktikoje. Ką mokiausi 11 metų, čia dirbau labai smarkiai, ariau mokykloje ir dabar galėčiau toj teisėje išbandyti save. Tikrai labai įdomu būtų, kaip ten viskas vyksta, pažinti tą virtuvę visą iš vidaus. Galvojau, kad jeigu šitam dalyvausiu projekte ir jeigu man kaip nors išeitų įkalbėti žmonės, pas kuriuos dirbu, kad aš galėčiau likti po šito projekto pas juos, čia fantastika būtų. O jūs dar pasakėt, kad toks prizas yra, tai aš atiduočiau visas jėgas, kad dėl šito kovočiau. Tikrai. Ilma, nors laisvalaikį neretai praleidžia dainuodama kartu su draugų įkurta grupe, apie dainininkės karjerą neplanuoja. Jos gyvenimo tikslas – skleisti šviesą ir tiesą, dirbant žurnalistės darbą. Žurnalistiką pasirinkau todėl, kad visų pirma, tai be galo mėgstu bendrauti su žmonėmis, be galo mėgstu rašyti ir, kas svarbiausia, noriu prisidėti prie teisingos žurnalistikos, kuri analizuoja, tyria, atstovauja viešajam interesui ir yra gera. Žurnalistika labai susidomėjau 8 klasėje, kai pažiūrėjau filmą tokią apie mergaitę žurnalistę ir mane tai labai sužavėjo ir pradėjau giliau domėtis šitą specialybę ir tada viskas prasidėjo nuo to, kad 10 berods klasėje atėjau į Kauno moksleivių techninės kūrybos centrą jaunų žurnalistų studijoje ir ten prasidėjo visas kelias mano. Paskutinioji praktikantė Ieva. Meniškos sielos mergina, gebanti groti, dainuoti ir net kurti drabužius. Tačiau ją dominantis sritis visai nemeniška ir labai ambicinga. Ieva svajoja apie politiką. Manau, kad tai specialybė, kurioje nėra rutinos, kurioje yra daug veiklos, o tai mane labiausiai žavi. Nepasakyčiau, kad tai buvo viso gyvenimo svajonė, bet iš tikrųjų gan anksti sumąsčiau, kad norėčiau būti politikė. Tai turbūt buvo galbūt 9 klasėje, kai buvo pradėta kalbėti apie pasirinkimus dalykų. Taip, manau, kad tai tikrai puikia galimybė susipažinti ir esu tikrai labai dėkinga, kad patekau į šitą projektą, nes tikrai nesu visiškai tvirtai apsisprendusi dėl politikės, bet manau, kad tai tikrai padės man galutinai sudėti taškus ant i. Paulius rimtas ir solidus vaikinas, tačiau Kauno gatvėse praeiviai jį dažnai palydi nuostabos kupinais žvilgsniais. Svarstate, kodėl? Aš šoku ir stotelėje, aš šoku ir gatvėse šiaip eidamas į studiją šokti ir tarkim aš šoku ir troleibusose ir žmonės pastoviai atkreipia dėmesį į mane, netgi kartais rodo pirštais, kaip kruta mano krūtinė, jie juokiasi, bet man tai patinka ir tai yra mano laisvalaikis ir tai, ką aš mėgstu daryti ir tai, kuo aš degu galbūt net. Šokdamas tu pats su savimi visą laiką konkuruoji ir nori tobulėti, perspjauti save ir taip išeina, kad tu velniškais tempais tobulėjai, galbūt labiau nei sporte, tu surandi daugiau tos motyvacijos
ir taip išeina, kad tu gali dalyvauti varžybose. O varžybose taip aš tikrai dalyvausiu, šitai jums pažadu ir galbūt pamatysite, kad nors mane gatvės šokių renginiuose. O gatvėje jau ir šiuo metu gali pamatyti besivaržantį patį su savimi. Kai nedainuoja ir nerašo straipsnių, Ilma laiką leidžia gamtoje. Be futbolo tai mes dar čia žaidžiam kortom dažniausiai, ten durnių, ūno ir taip toliau. Paskui valgom, šiaip daugiausia turbūt valgom, šnekam ir šiaip lakstom, duodamės. Apie ką šnekam? O Jėzau, šnekam tai absoliučiai apie viską, nuo politikos iki visiškų nesąmonių. Tai man apie jaunimą rašyti būtų be galo įdomu ir norėčiau apjungti jaunimą ir muziką būtent, nes muzika yra, nežinau, pagrindinė laisvalaikio leidimo priemonė mano. Kuriu rūbus, lankau rūbų dizainą, esu pasisiuvus rūbus savo ir draugiam. Taip pat dalyvavau eko konkurse, ten laimėjau 3 vietą ir dabar laukia tarptautinis mados festivalis Vilniuje. Pirmas mano pasiūtas rūbas tai buvo perdaryta mamos suknelė. Kaip dabar madinga, iki žemės gėlėtos tiesiog senoj spintoje radau. Man patinka veikla. Aš mėgstu būti užimta ir politika, man atrodo, toks dalykas, kurio rutinos nelabai rasi. Tad tai ir skatina, man patinka bendrauti, man patinka, nežinau, tiesiog aktyviai leisti laiką. Nežinau, iš tikrųjų, galbūt tada ką nors su rūbų dizainu, interjero dizainu, bet tikiuosi, kad politika neišgąsdins.